Ar tai ir yra gyvenimas? Ar mes tiesiog laidžiojame be tikslo kaip tie žmonės, einantis pro šalį? Gal mūsų egzistavimas yra tik trumpalaikis momentas viso laiko visumoje? Laikas yra keistas ir paslaptingas dalykas. Jis keičia viską, bet išlieka pastovus. Kaip įmanoma visą tai suprasti? Kiekvieną dieną esu viena, nepažįstamų žmonių apsuptyje. Bet ar tai tikrai taip blogai? Galbūt buvimas vienai leidžia iš tikrųjų pamatyti save ir mane supantį pasaulį. Kada pasidarė taip su keistai sunku gyventi? Ar tai ir yra gyvenimas? Kartais man ateina mintis, kad kiekvienas esame kaip radijas. Turime surasti tam tikrą dažnį, kad išgirstume atsakymus. O pirmas scena, pirmas tykas. Nu tai kaip scena? Gerai. Ne taip, kad pralaimėjo ten krepšinio komanda, truputį paprasčiau. Ne ant tiek blogai kaip krepšinio komanda. Va, gal net dabar protas vien. Nu, kada pasidarė taip tai sunku gyventi. Bet nesijuok. Gali ir, čia su tokia, žinai, ironija. Šiandien mes kalbinsim bet kokį praeivį, kuris praeis čia, kaip jiems sakėsi, užupė. Ar čia bumas yra tam? Jo, tai vat mes galėsim kažkaip pakalbinti žmonių. Nes, Gerai, nereikėjo. Tai gal pradėti. Nu, tai gerai, kai matome, nelabai kas norėjo sudalyvauti mūsų laidoj, tai manau mes galim, taip, nu, šiandien užbaigti visą šitą faršą, kad važiuojam filmuoti. Let's go! Nevažiuojam, o einam šiaip. Ne tas žodis. Gal ir važiuojam, Ką sakei? Važiuojam filmuoti. Bėgam.
jausti vaizdą.